Labas, galėčiau lažintis, kad jau esat susidūrę su tuo, kaip veikia traukos dėsnis. Ar esat pastebėję, kaip kai nusiperkat naują automobilį, staiga tokių automobilių pasidaro pilnas miestas. Arba kai nusiperkat naują dviratį, tai staiga Vilnius pasirodo pilnas dviračių takų ir visur galima dviračių takais nuvažiuoti. Tai ar tikrai tų automobilių staiga per naktį tiek atsirado ir ar tikrai dviračių takus per naktį valdybė nutiesė, kad galėtumėt nuvažiuoti ten, kur reikia? Turbūt ne. Tiesiog mes pradedam pastebėti tai, į ką atkreipiam savo dėmesį. Esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio kaučingo specialistė ir trenerė. Traukos ir kitų universalių dėsnių taikymo subtilybės jau pusę metų mokausi nuostabioje mokykloje Amerikoje, JAV, Quantum Success Coaching Academy pas autorę Kristę Whitman. Ir mano noras su šitais šiandieniniu ir vėlesniais video trumpai, aiškiai, paprastai pristatyti, kaip veikia universalūs dėsniai ir kaip jūs galite jau šiandien pradėti juos taikyti savo gyvenime ir pritraukti daugiau to, ko norit ir mažiau to, ko nenorit. Tai traukos dėsnio apibrėžimas yra labai paprastas, 3 žodžiai: panašus traukia panašų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes pritraukiam tai, ką galvojam, į ką koncentruojamės ir tai, kaip jaučiamės. Ir gal jūs dar atsimenat iš fizikos pamokų, kad viskas šioje planetoje turi savo vibraciją. Skirtingai vibruoja skirtingi daiktai, reiškiniai ir mes žmonės irgi turim savo skirtingas vibracijas ir skirtingos emocijos vibruoja skirtingais dažniais. Ir visa paslaptis, kaip veikia traukos dėsnis ir kaipgi mes galim pritraukti tai, ko norim ir nepritraukti tai, ko nenorim, tai yra, kad mes turim susiderinti savo vibraciją su tuo, ko norim. Jeigu tai skamba šiek tiek mistiškai, tuoj paaiškinsiu šiek tiek daugiau. Tai toks pirmas pavyzdys yra su radijo stotim. Jeigu norėtumėt pasiklausyti lengvos atpalaiduojančios muzikos, tai turbūt būtų keista, jeigu įsijungtumėt radijo stotį, kuri nuolat transliuoja žinias ir tada galvotumėt, kodėl negroja muzika, jeigu ta stotis transliuoja tik tai žinias. Tai panašiai ir mes gyvenime, jeigu norim, pavyzdžiui, daugiau džiaugsmo arba meilės, laisvės, pinigų ir pergyvenam, kad to dabar neturim, tai ko daugiau pritraukiam, to pergyvenimo. Gaunasi, kad mes turim įsijausti į tą būseną, kaip bus, kai mes visą tai turėsim, ko norėsim ir žinoti, kad visą tai ateina vien dėl to, kad mes išsiunčiam tą žinutę, mes išsiunčiam tokią vibraciją, kokią norim pritraukti. Tai labai toks yra pirmas žingsnis, yra pastebėti ir identifikuoti, patapti detektyvų tokiu, užfiksuoti, kaip aš dabar jaučiuosi, kokią emociją išsiunčiu. Nes visata visada atsako į mūsų prašymus. Nereikia galvoti apie tai, kad dabar norėčiau įjungti traukos dėsnį ir pradėti traukti kažką, ko noriu. Tai vyksta automatiškai, vibraciniu lygmeniu, tai jau yra, ir viskas, ko jūs norit, jau ateina pas jūs. Tiesiog viskas, ką reikia daryti, tai prašyti ir tada prisiminti ir žinoti, kad tai jau ateina ir netrukdyti patiems. O kaip netrukdyti, apie tai kalba kitas dėsnis, šalia traukos dėsnio dar yra 7 papildantis universalūs dėsniai, apie visus juos papasakosiu jums panašiuose trumpuose video, sekite informaciją ir jau nuo rugsėjo 22 dienos galite prisijungti prie naujos coachingo grupės, kurios metu per 8 užsiėmimus detaliai gilinamės į visus dėsnius, kaip jie veikia, darom pratimus ir kuriam daug stebuklų. Čia buvo Justina, nuostabios jums dienos, prisiminkit, kad visata visada yra jūsų pusėje ir jinai pildo visus jūsų prašymus. Iki!